po vieno iš jūsų pasisakymo 22 metais sausio 13 dienos minėjime pasigirdo kalbos, kad reiktų atimti iš jūsų garbės piliečio vardą Biržų rajone savivaldybėj. Kaip ten baigėsi viskas? Tai kalbos ir liko kalbomis, ten keli žmonės, kurie jau nemėgo manęs kelis metus už mano pasisakymus, kurie iš principo nemėgsta laisvo žodžio ir kurie yra buvę dažnas iš jų komunistais, o tikriausiai dar ir KGBistais, tai jiem tokie žmonės yra tikrai rakštis užpakalį, tai aišku, jiem kiekvieną kažkokią išnaudoti progą pasityčioti, pažeminti, tai jie pasinaudojo tuo. Jeigu būtų galima atimti garbės piliečio vardą už žodžius, tai čia būtų jau labai toks smarkus pažeidimas įstatymų, nors matome, kad ir gali Seimo nario mandatą už kalbą atimti, tai iš tikrųjų nieko nenustebsi, bet Biržų tie politikai apsiramino, jie suprato, kad truputį perlenkė lazdą.